Aš nenorėčiau, kad Elena būtų ypatinga. Aš norėčiau, kad ji būtų tiesiog Elena. Tai sutrikimas visam gyvenimui, kuomet žmogus turi išmokti ir prisitaikyti, atlikti mums įprastus veiksmus, tačiau kitaip. Labai noriu būti savarankiška ir viską atlikti pati. Mėgsta klausyti skaitomų jai knygų, lankyti dailės terapijos užsiėmimus. Susimaišė žodžiai biški. Mes su sesėm mėgstame grožio saloną žaisti. Kartais, kai darau šukuoseną, kurios ji nelabai nori, tai pradeda maistytis. Mes su žmona abu esam dirbantis, dirbame labai daug, bet tuo pačiu turime derinti savo grafikus. Visą savo laisvą laiką skiriame mergaičių priežiūrai. Kadangi Elena pati savarankiškai sėdėti negali, o nuo rugsėjo mėnesio pradės lankyti mokyklą, jai reikalinga speciali darbo kėdutė kaip priemonė, kurioje būtų išlaikyta jos kūno teisinga padėtis, būtų komfortiška ir prisitaikytų prie mokyklos aplinkos. Skanu? Kėdutė būtų ne tik komfortas ir patogumas, bet ir leistų būti šalia klasiokų, su kuriais ji galėtų bendrauti. Mes kaip šeima norim gyventi normalų gyvenimą ir džiaugiuosi, kad kol kas tai dar sekasi. Aš su sesė norėčiau palinkėti, kad ji pasiektų savo didelės svajonės.